mes šiandien siūlom naują savo rinkiminę programą, savo partijos programą, kurią pateiksim artimiausiu metu savo partiečiams. Balandžio mėnesį vyks partijos suvažiavimas ir 10-mečio paminėjimas. Bet aš noriu šiandien galbūt jums pirmiesiems pasakyti, kad mūsų programa yra orientuota į galimybių visuomenės sukūrimą. Žmogus gimsta laisvas. Kiekvienas gimęs yra turbūt gabus, kiekvienas gimęs teikia labai daug vilčių žmogus. Ir po to, kas su juo atsitinka per šitą gyvenimą, daug kas priklauso nuo įvairiausių aplinkybių, ir nuo subjektyvių, ir nuo objektyvių dalykų. Todėl mūsų programos galbūt pagrindinis tikslas – sudaryti galimybės, kad žmogus pats pasirinktų, ką jis nori šitam gyvenime pasiekti, kuo jis nori būti. Jis turi galimybės. Kitas reikalas, kaip jis jomis pasinaudos. Ar jis jas išnaudos? Ar jis bus tiek aktyvus, kad jis galės tas galimybės išnaudoti? Tai priklausys nuo kiekvieno iš mūsų. Bet galimybės jos turi būti. Štai ir mūsų programos pagrindinis tikslas – duoti žmogui tą šansą. Kitas, nes nemažiau svarbus dalykas yra socialiniai skirtumai. Patikėkit, kad vis toliau ir toliau jie darosi pavojingi mūsų visuomeniai. Galbūt tam pirmajam kūrimosi etape mes neįvertinom tos atsakomybės, su kuria turim kurti savo valstybę. Iš tikrųjų, buvo daug laisvės lozungų, buvo daug emocijų, buvo gražių dalykų ir galbūt ne viskas tada buvo pastebėta. Bet šiandien be socialinės atsakomybės mes jau negalėsim žengti į priekį. Ir jūs pažiūrėkit, ta dalis tautiečių, kurie išvyko, kurie šiandien gyvena užjūriuose, jie ne tik tai yra, sakysim, mūsų blogos valdžios politikos padariniai arba pasekmės tų klaidų, bet yra turbūt ir visos visuomenės, tame tarpe ir verslo visuomenės, ir visų kitų klaidų padariniai. Mes turim suprasti, kad Lietuva yra labai nedidelė valstybė ir mes turim 3, kaip toj dainoj, milijonus žmonių. Mes juos turim ypatingai tausoti ir ypatingai saugoti. Todėl tas socialinis skirtumas ne tik žeidžia žmogaus orumą, bet jis sukelia tam tikrų ir pavojų. Tas antagonizmas, susipriešinimas, jis gali sukelti labai sunkių padarinių. Kodėl vakarų pasaulyje labai senai buvo perprasta, kad tie skirtumai turi būti minimalūs, kad žmonės tada nekurs revoliucinių planų, bet jie kurs visai kitokį gyvenimą. Ir mes turėsim sugrįžti prie tų pačių vertybių, prie tų pačių gyvenimo principų. Kitas dalykas yra atsakomybės už savo darbą. Mes turim skatinti žmogų būti atsakingu. Aš jau nekalbu apie valdžios atsakomybę, apie valdininko atsakomybę. Kai šiandien valdininkas gali bet kokį parašą, bet kur padėti ir už tai jis nieko neatsako. Bet mes turim atsakomybės pareikalauti visuose gyvenimo srityse. Kad jeigu tau patikėtas darbas, jeigu tau patikėta pareiga, tu turi atlikti jį sąžiningai. Ir aišku, 5 drambliai, ant kurių stovi visą tą, ką mes norim sukurti. Visų pirma, vidurinysis sluoksnis. Šiandien mes jo neturim, jis labai plonas ir mūsų ta demokratinė santvarka arba tas demokratijos vystymasis visada kelia tam tikrą pavojų. Tai yra vidutinis smulkus ir vidutinis verslas. Tai yra vidurinė klasė, kuri galėtų įnešti pusiausvyrą į mūsų gyvenimą. Todėl mes sakom, kad mūsų vystymasis turi būti labai darnus. Mes negalim perlenkti, negalim išbalansuoti savo gyvenimą. Ir tai tiesiog kaip kažkada 6 jausmų reikia vadovautis, kad nepadaryti perlenkimo į vieną ar į kitą pusę. Ir mes manom, kad štai tie 5 dalykai, 5 drambliai, kaip sakau, kurie šiandien yra svarbiausi. Tai yra išsilavinimas. Mes tikrai turim pradėti nuo mokyklos, kad mūsų vaikai gautų patį geriausią išsilavinimą. Šeima.
Mes turim padėti šeimai. Mes turim suorientuoti žmonės, kad gimdytų vaikus, kad kurtų savo gyvenimą čia, kad turėtų tam tikras lengvatas būstą įsigyti. Mes turim šeimoms padėti. Čia kalbu visus mus, ir valstybė, ir žmogus. Sveikatos apsauga, kiek reformų, atrodo, reikėtų vieną ir teisingą padaryti reformą. Verslas. Be verslo, be santykio valdžios ir verslo, be abiejų bendradarbiavimo valstybės kūrimas neįmanomas. Ir visuomenės saugumas. Tai yra pagrindas, kuris padeda kurtis visiems kitiems procesams. Aš nenoriu jums smulkiai ir detaliai sakyti ir pasakoti savo programos, bet aš manau, kad mūsų programa šiandien yra išmąstyta, išnešiota ir teikiama jūsų teismui ir visuomenės laukiant pasitikėjimo. Aš tikiu, kad jūs paremsit mūsų programą. Tikiu, kad jūs padėsit ją mums kartu įgyvendinti. To aš linkiu ir savo, ir mums visiems. Ir šiandien gero vakaro. Tegu būna ir politikos, bet būna ir muzikos, ir gero bendravimo. Ačiū.